O dabar ne apie sveikatą. Visiškai. Kuo toliau, tuo dažniau susiduriu su informacijos įvairiausių srautų tik tokia. Žiūrėkit, kaip taisyklė, mane užkabina informacija, kai kalbam apie tinklinį marketingą, arba socialinį marketingą, arba apie referalinį verslą, ar ne? Ir kas svarbiausia, kad apie tai kalba tie, kas jame nėra, niekad nebuvę, niekad nebandė ir apskritai nežino, su kuo tai valgoma. Šūdų krūva šnekat. Šūdų krūva, nesvarbu, ar mokslininkas, ar pensininkas, ar kaip sakant, nežinau, studentas. Nesuprantat, apie ką šnekat, parašykit, kas supranta, parašykit man. Aš ten jau 15 metų pasakysiu, kad vieni šneka mėšlus visokius, kad ten piramidės, kad dar kažkas, kad šūdų krūva. Jūs esat patys tie, apie ką šnekat, jeigu nesuprantat, kas tai yra. Žodžiu, biški čia gal su emocijom, bet parašykit, jeigu norit sužinot, kas iš tikrųjų tai yra, kur uždirbama, ar, kaip sakant, uždirbama, iš kur pinigai gaunami ir taip toliau. Yra produktas, nėra produktas. Tai nėra finansinė piramidė, jokių būdų. Nes visur piramidės, kur nėra produkto, visokius tradingas, visokios kriptovaliutos ir taip toliau, čia yra piramidės. Visa kita, ten, kur yra produktas, nesvarbu koks būtų, o ten jau yra sistemos skirtingos. Parašykit, pasakysiu asmeniškai, netgi patarsiu, jeigu norit kokią kompaniją rinktis ir taip toliau, nes analizės yra padarytos jau per tiek metų, kur geriausia ir kaip toliau. Tai, žodžiu, parašyk, jeigu norit išsiaiškinti.